žaidė su Kauno Žalgirio krepšininkais. Tiesa, tai buvo jau senokai, 2004-2005 metais. Ta sezono Žalgiris pirmose rungtynėse, kurios atidarė tą Eurolygos sezoną, pralaimėjo net 75-102. Tiesa, Tel Avive atsirevanšavo rezultatų 104-102. Tai buvo paskutinėsios dvi Žalgirio ir Tel Avivo Maccabi klubo akistatos. Dabar naujas istorijos puslapis ir Tel Avivo Maccabi krepšininkai priekyje 9 taškų skirtumo. Dežuanas Collinsas, Paulius Jankūnas. Pražanga Terencui Morisui. Nu taip, Žalgiriui reikia žaisti štai taip. Gal ir galima ginčytis, kiek didelė buvo čia Terenco Moriso pražanga. Štai taip, iš tikrųjų prilėtė Pauliaus Jankūno ranka Terencas Morisas, tačiau esmė yra ta, kad tik tai taip agresyviai žaidžiant galima tikėtis bent jau šiek tiek sugriauti Cvišerpo žaidėjų kariauną, kuri kol kas savo darbą atlieka gerai. Kitas pagrindinis turbūt iš visų uždavinių yra dabar susikoncentruoti gynyboje ir apie darbą savo aikštės pusėje galvoti netgi kur kas labiau nei apie atakas. Dėl to, kad kol kas lenktynės, kas daugiau įmes, yra palankesnės Tel Avivo Maccabi krepšininkams. Jie taškus renkasi sparčiau nei Žalgiris. Ir norėdamas tą situaciją pakeisti, Žalgiris turi pakeisti pačią tendenciją ir patį žaidimą. Po savojų krepšių pirmiausia. Estebanas Batista. Ir toliau tęsia savo šou. Kauno sporto halėje jau 15 taškų, 6 dvitaškiai iš 9, 3 baudos metimai iš 4, 6 atkovoti kamuoliai. Ir kol kas tai yra krepšininkas numeris 1 Tel Avivo Maccabi komandoje šį vakarą. Na, kitas dalykas yra tas, jog kol kas abu Maccabi aukštaūgiai rungtyniauja be keitimų ir Cvišerpas, tarp kitko, dažnai elgiasi taip, ypatingai tas liečia Terencą Morisą. Tačiau jeigu Žalgirio aukštaūgiai bus rotuojami dažniau, jeigu jie žais agresyviai ir aktyviai abiejose aikštės pusėse, iš to galima turėti naudos antroje rungtynių dalyje. Damiras Markota. Dar vienas jo bandymas pademonstruoti, ką gali Eurolygoje. Damiras Markota neblogai žaidė savaitgalį rungtynėse prieš Šiaulius ir Klaipėdos Neptūną. Iš Šiaulių krepšį įmetė 16, į Neptūno 13 taškų. Tačiau Eurolygos rungtynėse kol kas jis nesublesgėjo. Rungtynės Madride buvo debiutas. Ten debiutas baigėsi tuo, jog Damirui Markotai taip ir nepavyko pasižymėti. Skirtingai nei Mamudui Džiai. 37-44. Na, šiek tiek priartėjo Kauno Žalgirio krepšininkai. Vilis Bainumas į baudos aikštelę. Davidas Blūdentalis atsikrato Jono Mačiulio globos. Damirui Markotai nepavyksta atkovoti šio kamulio. Ir varžovai turi naują 24 sekundžių laiką savo atakai. Kova dėl atšokusių kamuolių vis dar svečių naudai. Ir taip pat rodiklis, kurį Žalgiriui reikia gerinti. Blūdentalio metimas iš 3 taškų zonos. Netaikliai, netgi labai netaikliai šį kartą metė Davidas Blūdentalis, o metimas buvo toks skubotas, vos 3 sekundės truko Maccabi ataka. Collinsas. Nepavyko sužaisti 2 prieš 2 su Mamudu Džiaju. Džiajus gauna kamuolį dabar, tačiau prieš tai nustumė Estebaną Batistą ir užsidirba pražangą. Ji prarasta galimybė priartėti. Mamudu Džiajus prasižengė pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Aurelijus Žukausko Rimutis Grigas į aikštę gražinti nesiryžta, o varžovų komandoje pasirodo priekinės linijos rezervas Omri Kaspis, 2,5 cm puolėjas. Na, tarsi matydamas, jog Žalgiris turi šiandien problemų baudos aikštelėse, dabar Cvišerpas didina savo ūgį, savo komandos ūgį aikštelėje. Derekas Šarpas netaiklus, jo metimas, Dežuanas Collinsas prie kamulio pirmas, dviese su Markusu Braunu. Braunas iš 3 taškų zonos, taiklus, norėjau sakyti Markuso Brauno metimas, tačiau priversti atsidūsti Žalgirio fanai. Markusui Braunui nepavyko pataikyti, Collinsas nepavyksta pataikyti ir jam su Vilio Bainumo pražanga, tačiau 2 baudos metimus mes Dežuanas Collinsas varžovų komandoje.
Trys aukšti krepšininkai. Lieka Terencas Morisas, lieka Estebanas Batista ir prisijungia 2,5 m Omri Kaspis. Žalgirio penketas galbūt netgi šiek tiek žemesnis nei įprastai, kadangi Damiras Markota, jeigu matuotumėm centimetrais, yra pakankamai aukštas, 2,7 m, tačiau jis ne taip kietai grūmėsi su varžovo aukštaūgiais po krepšiais, kaip tarkim Goranas Jurakas. Vilis Bainumas pradeda nepataikyti ir Tel Avivo Maccabi komandos snaiperiai. Kolinsas toks pavojingai aukštas perdavimas, varžovo jo nepasiekė, tačiau perdavimas nesukūrė progos ir Mamudų Džiai. Labai jau netaiklus Damiro Markotos metimas iš 3 taškų zonos. Kauno Žalgirio krepšininkai tarsi skuba, norėdami kuo greičiau sumažinti skirtumą, tačiau reikia žaisti kantriai. Tel Avivo Maccabi komanda dabar didina savo pranašumą, taiklus Dereko Šarpo 2 taškis ir Žalgirio minutės pertraukėlė.